Labą dieną, gerbimi telšiškiai, savivaldybės tarybos narys Bacevičius Algirdas su jumis. Pranešu naujienas, kurių dar nežinojot ir gal nesužinosit niekada. Aš pranešu dažniausiai naujienas, kai kam blogas, kai kam geras naujienas, bet geras naujienas visiems praneša mūsų meras. Sveikina visus sveikinimai ir pasveikinimai, nes už 3000 atlyginimą tokius naujienas, mano atlyginimas 5 kart mažesnis yra, todėl aš gerų naujienų neskelbiu, skelbiu blogas. O bloga naujiena yra tokia, kad kam bloga, kam gera. Vakar buvo savivaldybės tarybos vietos ūkio komiteto posėdis. Kitą savaitę bus tarybos posėdis, šią savaitę komitetai. Komitete ten daug buvo klausimų ir aš papildomai pranešiu, aišku, ten buvo įdomių klausimų. Bet vienas klausimas norėčiau biškį atidžiau, kad pažiūrėtumėt. Savivaldybėje yra tokia tvarka pas mūsų. Neprižiūrimi pastatai. Apleista ir neprižiūrima nekilnojamo turto sąrašas. Tai reiškia, pastatai, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, yra nustatoma, ir ten komisijos, yra kriterijai, yra šiek tiek tvarka, ir nustato tos pastatus, kurie neprižiūrimi ir turi būti prižiūrėti savininkų. Ir jiems yra nustatomas žemės mokestis koeficientas 5. Tai reiškia, procentai nuo kainos nekilnojamo turto. Tai yra daug metų, tai yra anksčiau koeficientas kitoks buvo nustato, bet daug metų yra. Kur nenušienautos pievas tas pats yra, nenušienai, aplink ten namą ir gali gauti baudos. Ir gauna baudos, seniūnas surašo, įrašo į tą sąrašą, į papulį ir viską nenušienavai. Pievas ar 5 arų nesvarbu, ar hektarą. Bauda garantuota. Ne bauda, jį vadinasi, mokėsi žemės mokestį žymiai didesnį. Koeficientas kitas. Bet praktiškai tai ir bauda už neprižiūrinėtą turtą. Ir dabar pateikė sąrašą, neprižiūrėtų pastatų sąrašą. Dabar kas tame sąraše? Tame sąraše yra ten pastatai, gyvenamas namas kažkiam kaime, ten kam čia priklaus neaišku, kažkoks fabrikas neaišku kur ir valgykla ir kažkiam kaime, jaunimo centras Saulytio gatvė 1, tas kazinotas buvęs, dar nebuvęs, bet statomas buvo kazino. Žinom, tai irgi akis bada, atvažiuoja į miestą, iškart stovi tas vaiduoklis. Ir parduotuvių valgykla Respublikos 51 telšiai. Tai yra mūsų restoranas. Garsus Germant restoranas, kuris neveikia 30 metų ar daugiau, neveikia, yra apleistas, aptriušęs, jis buvo ten ir uždengtas buvo, ir tas vidurinės, pačiam miesto centre. Daug buvo rašyta apie tą restoraną, ką ten padarys savininkai, ten keitėsi, vienas, kitas, trečias ir ten, aišku, buvo nustatomi ta bauda vadinamoji. Ir dabar atrodo, dažniausiai tokie sprendimai priimami yra, ir viskas. Bet vakar atsirado advokatų iš komiteto narių. Atsirado advokatų, kurie pradėjo ginti būtent šitą poziciją, šitą valgyklą parduotuvę, Respublikos 51. Sako, negalima baudos jiems duoti. Bus didelė bauda, daug, jeigu geriau už tą baudą, ką nors pasidarytų, jo galėtų nusipirkti Mercedesą už tą baudą, jo galėtų. Ir pradėjo ginti. Ginti, kas gynė? Mantas Serva nepritarė tam reikalui. Egidijus Narmontas, Algirdas Žebrauskas. Atsirado advokatai. Nebausti. Bauda didelį nebausti. Įdomu, vidury miestų restoranas. Tas restoranas, ir aš jums galiu parodyti, jis atrodo, mes žinom telšiškai, kaip jis atrodo, jis atrodo, yra apleistas jau daug metų, jis yra apleistas ir mes tą žinom. Visi žinom, nusibodo visiems, čia rašė visi laikraščiai, tam šaipėsi, ir šaipėsi, gali šaipėsi kiek nori. Ir ką, dabar 3 advokatai atsirado ginti.
Ką dabar jie gina? Pasižiūrėjom, kam priklauso dabar tas restoranas. Jis priklauso UAB Sava Giria. Tai niek nesako, UAB Sava Giria, kas savininkai, nežinom, bet pažiūrėjom, čia visi duomenys vieši, jokių paslapčių. Vadovas tos UAB Sava Giria Darius Vaukas. Darius Vaukas, vadovas, direktorius. Nu ir pasigūglinom, kas tas Darius Vaukas. Ir jūs pasigūglinkit, kas tas yra tas Darius Vaukas. Ir pasirodo, supratom, ką gina Žebrauskas, Narmontas ir Serva. Jie nepritarė ir jų balsai nusvėrė ir tam sąrašui nepritarta. Ir jie iš tą sąrašą reikia išbraukti. Tos kitus nubausti, kiti vėliai nematė kaimiečiai. Kaimiečiams įkals baudų, susimokės, nesusimokės atėjęs antstoliai, išvaržys, jie atsidurs gatvėje. Tie kaimiečiai, kur kaime nusipirko žmogus parduotuvę prieš 100 metų, bankrutavo įstojo tą parduotuvę, nei jie parduoti, nei jie nugriauti. Nu, jis sumokės baudas, nesumokės antstoliai ir atsidurs gatvėje. Bet tik ne tas restoranas. Nu tai vat, klausimas, viešas klausimas. Kam tarnauja Algirdas Žebrauskas, Mantas Serva ir Egidijus Narmontas? Pasigūglinkit. Kas tas direktorius Darius Vaukas. Tai vat, ir bus visiems aišku. Tai vat tokia istorija, nelabai graži istorija, bet tokia yra. Pasigūglinkit, pažiūrėkit, kas ten yra.